Rokiškio rajone, Pakariūnių kaime, parduodama va tokia labai graži sodyba su dviem sklypais. Tai va čia pati sodyba randasi čia, o šitas sklypas yra, kur iškastas tvenkinys. Ir kur savininkai eina maudytis iš pirties. Tai va, nu čia dabar nenušienauta, nespėjau visko, bet principas toks. Šitas atvenkinukas eina ratu. O ten padarytas tiltelis. Nu, taupant laiką neisi, kuris veda į salą. Ten yra sala. Tiltelis padarytas tokio pločio, kad galėtų traktoriukas parvažiuoti nušienauti. Tai atvažiuoja ir šienauja. Čia matosi renginys iš tvenkinio ima vandenį laistymui. Sodų ir daržovių labiau. Čia yra auginama 600 šilauogių ir smidrų ūkis dar yra. Žmonės patys pardavinėja, nes viską išperka, tiek kiek turi išperka. Tai sakykime, šitas ūkis duoda ir pelną, ne tik kad yra kaip hobis, bet ir duodantis pelną. Plėst yra kur, dar daugiau gal virš hektaro yra laisvo žemės, kur galima dar kažką sodinti. Kaimelį šiandien, nežinau kiek yra, tik 2 namai, ten vienas toks namukas. Tai privatumas visiškas. O čia yra gyvenamasis namas, dar truputį tokie smulkmenos kaip ir remontuojamas, bet jis bus per 2 savaitės pabaigtas. Vidui gyvena žmonės, 2 šeimos, tai vidų nefilmuosiu, neisiu, bet bus nuotraukos, tai matysit. Vanduo, va čia iš šulinio hidroforo. Čia nuotekos. Ten va tas su malūnu buvusi kalvė. Ji dabar neveikia, bet principą viskas vidų išlikę ir dumplės yra ir visa kita. Malūnas išjungtas, nes sakė, čia kai buvo didelis vėjas, jis tai pradėjo sūkt, kad po stogo nenuplėšė. Tai jisai dabar ten užklynytas išjungtas, bet toks įdomus reikalas. Ūkinis pastatukas. Čia buvęs garažas. Tai vat matosi, kad sienos, kur užkaltas, gal kokius traktoriukus laikydavo, gal ką, dabar ten šiaip padaryta tokie stelažai, kadangi žmonės dirba ir prekiauja, tai padaryti stelažai ir padaryta sporto salė. Tai galime ten tokį poilsio kambarį pasidaryti. Viskas prižiūrima, tvarkoma, parodysiu smidrus, nes tikriausiai, kad šitą sodybą pirks ir kas domėsis, tai galbūt ne dėl to, kad tos visus smidrus ir šilokės užleis žolę. Kokie vaizdai aplinkui. Vien miškai iki Sartų ežero, čia toks Rokiškis žymus, didžiausias, ilgiausias ežeras Lietuvoje, 3 pagal dydį, 3 kilometrai. Va čia auga smidrai. Va, kaip jie atrodo. Ir va, kiek jų yra. Dabar parodysiu dar šilauogių ūkį. Parodysiu ir pirtelę, kaip aš čia. O čia yra pirtis. Viskas tvarkoj, gražutė, viskas veikianti. Nedūminė. Paprasta pirtis. O va čia, kur dengta, matosi, čia yra šilauogių ūkis. Apsaugoto nuo paukščių, nes sako, paukščiai labai sutvarko tos reikalas. Nu ką, toliau irgi nebeisiu. Čia lazdynas, matosi, raudonasis sodas, o dar yra, ten irgi yra vienas lazdynas normalus, kitas raudonasis. Nu, čia toks lauko tualetas, dažnai žmonės
Kartais klausia, sako, kodėl yra ir vidų, ir lauke. Tai lauke yra todėl, kad, sakykime, jeigu dirbi, kažką esi purvinas ir visa kita, kad nueiti lauko tualetą, negu eiti ant purvinam, nusiaudinėti kojas, persiaudinėti į namus. Va, čia dar padaryta. Va, ir užkrito, kaip jis dabar vadinasi, bet pamėtyt. Irgi fainas variantas. Kadangi yra maža mergaitė, tai va čia irgi padaryta tokių va, ir smėlio dėžė, ir batutas. Tai va, tiek žinių, toks reportažas. Jeigu kažkam įdomu, jeigu nori tęsti šitą pradėtą veiklą ir iš to dar užsidirbti pinigėlių, skambinkit man. Aš esu nekilnojamo turto brokeris Artūras. Mano visus skelbimus rasit brokerisartūras.lt. Mano telefono numeris 0688741112. Tai skambinkit dėl šito namo apžiūros. Skambinkit ir dėl savo objekto, jeigu norit parduoti. Aš pats gimimo iš Rokiškio, bet jau gal 30 metų gyvenu Vilniui, bet mielai važiuoju Rokiškį, važiuoju ir tebevažiuoju. Ir va visai neseniai net per Telšių apsiėmiau tokį namą pardavinėti, taip kad dirbu didžioji daly Lietuvos. Taip kad drąsiai skambinkit. Iki susitikimo.